Sveikos, mielos moterys, mielos damos. Šį kartą kreipiuosi į moteris, nes, viename interviu pokalbyje su miela Sandrija prisiminiau, ji priminė man, kad esu dariusi prieš keletą metų tokį, užduočių maratoną. Tai prisimenu, buvo vasara, vadinosi berods santykių laboratorija. Ir, mane tai paskatino, įkvėpė tiesiog surengti tokį savaitės užduočių maratoną moterims prieš vasarą. Ne vasaros metu, bet prieš vasarą. Kodėl? Kaip jau minėjau, visos esame labai gerai girdėjusios tokį nerašytą tokią taisyklę, pailsėsi, kai numirsi, ar ne? Mirti iš tiesų niekas čia nenori taip greitai, todėl kviečiu po Velykų, iš karto po Velykų, startuosime, sekite mano profilius ir bus trumpi video su šiek tiek info, biški mokslinės, biški praktinės ir pabaigoje užduotėlė. Dabar kodėl, kad būtų jums didesnis paskatinimas dalyvauti šiame užduočių maratone, kuris beje vadinsis 7 dienos sau. Toks paprastas, visiškai sako, genialumas paprastume. Tai toks paprastas pavadinimas, 7 dienos sau. Taigi, pabūsime sau, padarysime užduotėlės sau ir tokiu būdu pasiruošime vasarai. O kad būtų jums didesnis, kaip čia pavadinta, azartas, noras, suinteresuotumas, tai padarysime tai, kad visos dalyvaujančios maratone turės galimybę laimėti mano knygą Blogai yra gerai. Čia pati naujausia kol kas mano knyga, kurią nusiųsiu į bet kurią šalį. Tai bus dovana vienai, kuri atliks visas užduotis. Kaipgi aš patikrinsiu, ar ne? Tai norėsiu, kad rašytumėt man e-mailus. Tiesiog kaip sekėsi, ką pastebėjote. Nors keletą sakinių, ar ne? Tai jau simbolizuos jūsų darbą, jūsų dėmesį savo ir tiesiog prisėdimą, ar ne? Prisėdimą kažką padaryti. Tai viena dovana yra tokia ir taip pat, kadangi aš dar vis turiu vietų, kviečiu į vasaros tokią stovyklą Martinikoje, moterų stovyklą Martinikoje, yra dar kelios vietos. Ir kai jau tų vietų neliks, tai liks vietos sausio mėnesį į Gvadelupės salą. Tai taip pat visos dalyvaujančios ir atlikusios visas užduotis gaus 200 eurų nuolaidą į šią stovyklą. Tai toks mano pasiūlymas, toks mano kvietimas, iššūkis dalyvauti 7 dienų sau maratone, užduočių maratone, iš karto po Velykų. Sekite ir dalyvaukite. Iki.